Kai kurios istorijos būna tikros, o kai kurios suvaidintos ir išgalvotas. Vien tik tam, kad pakelt reitingus. Bet vaikų akise nesugalvos ir nesuvaidinsi nieko. Tad klausyk. Kaunas City. Čia, klausyk jo. Mažam Lukui buvo tik 6 metukai, jam jau buvo pradėję kaltis nuolatiniai dantukai. Luko motina sūnų labai mylėjo, kiekvieną dieną į kuprinę sumuštinius dėjo. Per perėją lydėjo, nes sūnum tikėjo, kad užaugęs ir suaugęs kažką tikro pasieks ir didžius kelius nuties. Bet namuose nebuvo vyro, Luko motina sėdėdavo ant pigaus vyno, o Lukas tėvo buvo net nematęs. Bet prie šios situacijos sūnus jau būdavo pripratęs. Vieno kambario butas, pilkas motinos halatas, kieme stovintis senas baltas Volkswagen Passatas. Dar truputį skolų, į skirtingų bankų paskolų, kad ir kai buvo sunku, jinai tikėjo savo vaikų. Šitam pasaulyje jinai jau sunkiai tvėrė, todėl kiekvieną naktį dachuje rūkė ir gėrė. Kol motina giminėm už paramą dėkojo, tu Lukas atsakymų į paprastus klausimus ieškojo. Kodėl rankos vandenys susiraukšlėja, kodėl pasikai per filmus neateina dantukų fėja. Bet motina galvojo, kad gyvenimą jis suprato, kai Lukui patėvi ahujeną tipo rado. Vyras pasirodė atsakingas ir žavingas, ar prie viso šito šūdo buvo ir turtingas. Bet suprato, kad padarė klaidą, kai per vieną vakarinę laidą, pakeitęs balsą ir vardą, Lukas papasakojo visą istoriją, kas dėdavo šaltom naktim tų namų teritorijai. Kai motina ramia širdim išeidavo į darbą, ramiom akim užverdavo duris. Į Luko kambarį ateidavo patėvis, jis iššiepdavo ir suleisdavo savo purvinus dantis. Sat, viena kulka į tavo galvą pedofilę, viena kulka į tavo širdį tu debilę, viena kulka į tavo klyną pedofilę. Tai ko dabar visi baranai po skandalo nutilę? Viena kulka į tavo galvą pedofilę, viena kulka į tavo širdį tu debilę, viena kulka į tavo klyną pedofilę. Tai ko dabar visi nutilę? Sandrai buvo 13, Bachūrai 18, miestas 3 golfas, jų greitis 14. Abu jauni ir nuo meilės buvo apsvaigę, pohu jiems buvo, kad net šūlės buvo nebaigę. Bet meilė baigėsi, kai vieną vakarą jisai baigė į vidų. Sako, nesijaudink, pavadinsime į Gvidų. Bet tėvų komanda buvo kaip ir aiški, sako, šitą vaisių reikia kuo greičiau sutraiškyti. O Sandra buvo netokia, ji buvo paprasta, kasdieną kas minutę gyvybę laikė vertybę. Įsivaizdavo, kaip mokina savo vaiką vaikščiot, kaip jisai pats stengiasi batukų savo užsiraiščiot. Bet tėvų spaudimas vieną dieną paėmė viršų, kai kas minutę žodį abortas jie į galvą piršo. Tada dachuje tablečių Sandra guli ant grindų, paslika jau be jokių gyvybės ženklų. O ant stalo raštelis, atleidžiu rus pasaulį, mes išeinam abu, Alekna 2012.